Šaolino kovos technika labai veiksminga. Ji vienodai gerai tinka ir puolimui, ir gynybai. Šie judesiai gali būti tvirti, smarkiai smogiantis priešininkui, arba tušti, turintys jį suklaidinti. Šaolino kovos meistrai moko, kad kiekvienas kumščio smūgis yra tiesi linija. Linija yra trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų. Kovotojas, kuris vadovaujasi šiuo principu, per trumpiausią laiką nugali savo priešininką. Tokiu būdu atskleidžiama Šaolino kung fu esmė. Šis kovos menas yra labai praktiškas ir veiksmingas. Šaolino vienuolynas augo ir turtėjo, todėl jį buvo būtina saugoti. Dėl šios priežasties kung fu vienuoliai savo kovos techniką pakėlėjo į aukštesnį lygį. Kung fu treniruotės tapo svarbia vienuolių kasdienio gyvenimo dalimi, o ši tradicija išliko iki mūsų laikų. Kiekvieną rytą kung fu vienuoliai keliasi 5 valandą ir pradeda treniruotes. Jiems šis metas pats svarbiausias per visą parą. Be to, tai viena iš priežasčių, kodėl į vienuolyną atvyksta mokytis tiek daug vaikų. Šie jaunuoliai dar nėra išventinti į vienuolius, o sulaukę 18 jie gali laisvai pasirinkti. Tapti vienuoliais ar grįžti į pasaulietinį gyvenimą. Nors ir labai jauni, jie pradeda labai svarbias pratybas. Kas rytą atlieka pratimus stovėdami ant žydinčios vyšnios stulpų. Kiekvienas Šaolino kung fu kovotojas privalo mokėti lengvai ir vikriai judėti šiais stulpais. Po 100 dienų truksiančių tokių arklio žinginės treniruočių, jaunuoliai išmoks pašokti į orą ir patikimai nusileisti ant stulpų. Tik tada jie pradės mokytis Šaolino kung fu judesių. Kabojimas galva žemyn dar vienas svarbus pratimas, stiprinantis kojų, juosmens ir pilvo raumenis, taip pat ugdantis mąstymą. Vienas neįprasčiausių Šaolino kung fu pratimų vadinamasis driežo takas, kurį įmanoma įveikti tik turint stiprius juosmens, pilvo ir rankų raumenis, taip pat sugebant puikiai laikyti pusiausvyrą. Tokios kung fu pratybos suteikia energijos ir stiprina sveikatą. Nebejotina, kad Šaolino vienuolyno stilius yra unikalus ir gerokai skiriasi nuo kitose Kinijos mokyklose gyvuojančių stilių. Ši stovėsena stiprina pirštus, kuriais mokinys yra rengiamas tiksliai ir stipriai smūgiuoti į pažeidžiamus priešininko nervų taškus. Dėl geležinės drobulės pratybų kūnas tampa tvirtesnis ir atlaiko smarkius smūgius. Šie pratimai taip pat padeda sukaupti galią ir chi, žmogaus kūnų tekančios gyvybinės energijos srautą. Tačiau jie tėra tik pradžiamokslis. Šie du triukai, kaip ir daugelis kitų, tėra esminiai Šaolino kung fu įgūdžiai, nors mūsų dienomis jie laikomi vienais būdingiausių šio stiliaus elementų.